įžanginių žodžių sveikinimą direktoriai Julijai. Tai sveiki visi, gaila nematau veidų. Tai labai sunku jausti kokios reakcijos į šitą pristatymą arba susitikimą. Tai aš noriu labai trumpą tik tai intro padaryti, kad iš tikrųjų idėja, jog Kultūros institutas galėtų administruoti Venecijos bienalės konkursus, jinai buvo generuojama pakankamai seniai, todėl kad Lietuvos kultūros institutas užsiema Lietuvos kultūros sklaida ir atrodo, kad tai yra logiška tokia seka ir kad tai galėtų būti instituto administruojamos konkursas, galbūt ateityje galvojant ir apie tai, kad institutas galėtų labiau įsitraukti į projektų įgyvendinimą, kaip tą daro tikrai daugelis institutų arba panašių įstaigų, tam, kad būtų galima išlaikyti tęstinumą to viso politinio bendradarbiavimo tarp paviljonų su bienale ir panašiai. Matysim, kaip tai plėtosis, tikrai nepuolam daryti radikalių pakeitimų ir netgi ir šitam etape, kai tai yra tarsi toks administravimo perėmimas, iš tikrųjų susikvietėm visus buvusius komisarus ir labai nemažai diskutavom apie tai, kokias sąlygas reikėtų keisti, kaip pagerinti dalyvavimą, kaip sudaryti daugiau galimybių mūsų kultūros laukui veikti tarptautiškai per Venecijos bienalę. Ir to pasiekoje atsirado keletas pakeitimų konkurso sąlygose, apie kurias Agnė ir jos komanda papasakos. Jeigu kils klausimų eigoje, tikrai klauskite drąsiai, mums tai irgi yra pakankamai didelė naujiena, bet turbūt esminis dalykas, ką labai noriu akcentuoti, kad mes tai darėm kartu su tais, kurie jau turi patirtį, su tais, kurie dalyvauja ir kitų šalių paviljonų atrankose. Tikrai labai nemažai informacijos susirinkom ir iš kolegų kitų šalių, kokios pas jos yra dalyvavimo schemos, kaip tai veikia. Ir nusprendėm, kad tai bus ne revoliucija, o tam tikra evoliucija ir štai esam kažkuriam šitos evoliucijos etape, nedarydami kažkokių radikalių drastiškų pokyčių, bet atsižvelgdami į pageidavimus ir norus, kad tai galėtų būti šiek tiek palengvintos sąlygos, dėl to atsirado 2 etapai, kad norėtųsi, jo komisija būtų ne tik vietinė lietuviška, bet ir tarptautinė ir taip toliau. Tai apie visas tas detalės išgirsit, o kol kas tikrai linkiu bendradarbiauti ir vieniem iš kitų mokytis ir žiūrėti, kaip mes galim iš tikrųjų ir padėti įgyvendinti paviljoną ir iš kitos pusės, kaip galim padaryti, kad per Veneciją Lietuva būtų labiau matoma, labiau atstovaujama ir taip toliau. Tai turbūt toks labai trumpas mano intro, linkiu produktyvaus laiko ir drąsiai užduokit klausimus. Ačiū, Julija, tai tuomet aš perimu mikrofoną, taip sakant, ir aš pristatysiu mūsų prezentaciją neilgą. Jeigu kyla klausimų ir norit kažko paklausti, mano komanda, tai yra Lina Lagnačinė, kuri koordinuos programą, jinai bandys, taip sakant, jeigu nebent labai išplėstiniai klausimai, tai aptarsim gyvai, bet jeigu turit kažką norit paklausti, yra čiatas, susitikimo, tiesiog klauskit ir, pagal galimybės, lygiai greičiai galės atsakinėti. Tai tuomet aš pasidalinu prezentaciją ir pradėsim. Ar matot? Sakykit, ar matot kraumas? Ar matot? Gerai. Tvarkoju, tai taip, mes pristatom, dabar jau 28 metų startuosim su 28 metų Lietuvos paviljonų Venecijos bienalei atrankos konkursu ir šiandien pristatysiu glaustai, šitą informaciją yra mūsų svetainė, bet tikiu, kad kartais imliau informaciją išgirsti dar kartą pakartoti žodžiu. Visus daugiau mažiau procesus apeisim, labiau gal dabar koncentruosimės į tą idėjų atrankos etapą, detalių paraiškų etape galbūt dar kartą jums pabandysim pristatyti atsižvelgiant į situaciją, bet daugiau mažiau procesus, kurie laukia, jau startavom su idėjų konkursu, kas laukia mūsų toliau. Kodėl nevedom? Štai. Tai, kaip ir sakiau, atranka vyks 2 etapais nuo šiol. Mes, vėlgi, kartuoju Julija, po diskusijų nustarta, kad truputuką reikėtų keisti patį atrankos procesą ir pradžiai duoti tiesiog idėjom reikštis. Ir dabar mes būtent iki rugpjūčio 17, link to, kaip teisė, aš nemeluoju, iki 17, laukiam idėjų paraiškų.
Tai vadinasi, jos nereikia koncentruotis dabar kol kas į biudžetus ir daugiau mažiau kas žino ne kartą, kad pinigų sumos ir biudžetai turbūt labai drastiškai nesikeičia nuo kultūros tarybos pinigų, bet šiuo atveju mes norim dabar idėjų, koncentraciją paraiškose į idėjas, į pačią išplėtojimą, idėjos, ką norima pristatyti. Ir tuomet jau po idėjų atrankos papasakosiu, kaip atrinktos 3 geriausios 70 ir daugiau balų surinkusios idėjos bus kviečiamos teikti jau detaliasias, tas išsames paraiškas su visais, su biudžetais, su daugiau detalumo. Tai va, paraiškų idėjų laukiam, taip iki rugpjūčio 17 vidurnakčio, be minutės. Paraiškas reikia teikti lietuvių kalbą ir šalia pridėti anglų kalbos santrumpą. Svetainėje dar parodysiu, kur viskas sukelta, visi dokumentų, visos formos ir anglų kalba, nes idėjų paraiškas kartu su lietuvių ekspertais vertins ir tarptautiniai ekspertai. Tai, žodžiu, jie turi irgi skaityti tą patį, kas buvo su lietuvių kalbama rašyti. Ar paraiškas vėlgi teikti, kaip turbūt įprasta, suformuota vieną dokumentą, ne paskirais, taip sakant, popieriais ar atskirais priedais lapukais siųsti mums paštu Linos Lagudančienės elektroniniu paštą, bet visą sukompiliuota vieną, kaip ten konteinerį, taip vadinama. Taip, tai vat dabar kas gali teikti paraiškas? Paraiškas gali teikti vis tiek organizacijos. Tiesiog paskiri menininkai ir kuratoriai paraiškų teikti negalėtų. Dabar dėl to mes raginam menininkus ir kuratorius ieškoti vieni kitų ir ieškoti organizacijų, kurios tiki jų idėją ir teikia jų visos komandos, kūrybinės komandos vardu mums paraišką. Ir organizacijos gali būti tiek Lietuvoje registruotos organizacijos, tiek užsienio, bet vėlgi ta sąlyga, sėkmės atveju siekiant finansavimą reikės įsiregistruoti buveinę Lietuvoje. Nes tai tiesiog valstybės lėšos, tai čia tokia daug aiškesnė atskaita ar kontrolė, čia vėlgi ta kontrolė. Ir pareiškėjai, kurie teikia paraiškas, kurie teiks idėjų paraiškas, reikalavimai jiem irgi yra. Tai yra per paskutinius 7 metus turėti ne mažiau kaip 3 metų šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ar ekspozicijų rengimo patirtį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai, žodžiu, reikalavimai yra ir organizacijai, kuri teikia idėją. Taip sakant, yra tam tikras slenkstis, kas gali teikti idėją. Ir tai organizacija jau teikia, pristato tiek apie save prisistato šiek tiek, pristatoma paraiškoje idėja, kuratorius, manomas, planuojamas paviljono, komisaras ir žinoma informacija apie dalyvaujančius menininkus ar menininkę biografijos prasme. Mes prašom visų biografijų, kūrybinės komandos ir apie patį projektą tuomet trumpai pristatyti, vėlgi vizualai, ką tikimės, ką noriu matyti. Nežinau, jeigu skaitote, aš gal truputuką paleisiu, nes turbūt, kai kalbi ir skaitai, sunkiau su... Visa šitą informaciją tikrai yra ir mūsų svetainėje, pakartosiu, dar kartą parodysiu, kur tai yra. Dabar tiesiog mes koncentruoti dar kartą pasakom, kad pradžioje teikiam idėjas, be sąmatų, tiesiog pačią mintį, tą kūrybinę mintį, koncentruotai prašysim pateikti paraiškoje. Tuomet po rugpjūčio 17 paraiškas perduosim, kurios atitiko visus reikalavimus, tai yra, kad pareiškėjas turi tam reikalingus reikalavimus. Ten dar tokių yra formalių reikalavimų pareiškėjai, žinoma, kad tai nebankrutuojanti, kad neįsiskolinusi, kad atsiskaičiusi tiek institutų, tiek visi tie tokie formalūs reikalavimai, bet po tų patikrų idėjų paraiškos bus perduotos tarptautiniai ekspertų komisijai, kurią sudarys 3 Lietuvos ekspertai ir 2 užsienyje veikiančių šių meno organizacijų. Ir jie paraiškas suvertins balais pagal kriterijus. Mes čia truputuką nušokom, kad ekspertų, bet kas galės būti. Mes kokybiškiausio projektinio vertinimo, tai kreipsimės organizacijas mums rekomenduoti tiek Lietuvos ekspertus, tiek užsienio organizacijas, į kurias mes jau kreipsimės pasiūlyti užsienio ekspertus. Tai, žodžiu, ekspertam irgi taikomi tam tikri reikalavimai ir slengstis, kad ne mažiau kaip 5 metų patirtis projektų įgyvendinimo šiuolaikinio meno, vis tik tai konteksto išmanymas yra labai svarbus. Ir sudarysim pretendentų, pasiūlytų ekspertų, pretendentų, Lietuvos ekspertų, užsienio ekspertų sąrašus ir iš jų bus sudaromos 2 komisijos, kadangi viena komisija vertins idėjų paraiškas, kita komisija truputuką pakeista jau
tik tai Lietuvos ekspertai vertins detaliasias paraiškas, atrinktas jau geriausias atrinktas idėjas. Tai va, idėjų paraiškas vertinimas bus tokiais kriterijais ekspertai. Šios organizacijos įgyvendinti projektus. Ir vertina balais ir paraiškos, kurios surinks 70 balų ir daugiau. 3 geriausios bus atrinktos kviečiamos teikti detaliasias paraiškas. Detalioji paraiška, kaip ir minėjau, joje reikės jau daugiau formalių dokumentų ir sąmatos reikės, ir ten jau vėlgi reikės padirbėti, tam bus atskiras laikas duodamas paraiškos teikimui. Ir jau detaliasias paraiškas reikės teikti tik lietuvių kalba, kadangi jie vertins ekspertai, Lietuvos ekspertai. 3 iš jų dalyvaus idėjų atrankoje, bus dalyvavę vertinę paraiškas, ir 2 bus nauji, kurie vertins tik tai detaliasias paraiškas. Detaliasias kartu su paraiškom, jau čia detaliąją paraišką irgi reikės, o kaip ir sakiau, daugiau visko pateikti. Tam tas sektinumas vėlgi bus lyginama, kokia buvo projekto idėja, kaip jinai žavo, kaip jinai evoliucionavo, į ką virsta jau detaliajame plane įgyvendinimo. Ten reikės ir viešinimo plano, ir sąmatos, kaip sakiau, ir apie papildomus finansavimo šaltinius, nes kaip žinia, institutas neskirs 100% finansavimo, galim skirti iki 90% reikalingų lėšų. Čia kaip iššoko viskas. Detaliasias paraiškas, kaip ir sakiau, vertins ekspertai, 3 buvę, 2 nauji, iš viso vėlgi 5, ir vertins detaliasias paraiškas, kaip išsiplėtojo idėja, kaip minėjau, kokia forma pasirinkta įgyvendinimo, vis tik tai kokia projekto vadyba, tai yra kaip nusimatoma, kokie procesai, kalendoriškai, kaip iš tiesų yra pasiruošta įgyvendinti, nes daugiau mažiau organizacijos, kurios turi patirčių, jie žino, kokia tam tikra matrica procesų, kurie turi būti, kaip jie yra numatyti, kaip jie yra suplanuoti, tas irgi yra vertintina, nes tai yra nuo to priklauso ir projektų gyvenimo sėkmė ir įgyvendinimo kokybė ir sąmata. Tai va, projektui bus skiriama 300 000 eurų, kadangi tai yra 2 metų projektas, tai pasirengimui 27 metais skiriama 30% skirtos tos sumos, o 28 įgyvendinimo metais bus skiriama 70% lėšų. Tai aišku, turbūt svarbu įsivertinti ir planuojant ir išlaidas, nes 30% suma, gal aš dar paakcentuosiu, kad tos lėšos, jeigu kažko neišnaudot, pavyzdžiui, organizacija mato, kad reikės stengtis labai tos 30% 27 metais ir išnaudoti, galbūt galima sudaryti kažkokias avansinės sutartis, bet nepanaudoti pinigai nepereis į kitus metus. Tai tą reikia labai taip atsargiai planuoti, dėmesingai, bet greičiausiai lokacijos dabar kainos kyla, tai gal net ir tų 30% gali nepakakti, bet šiuo atveju neišnaudoti ir persikelti kitus metus, tokios galimybės deja nėra. Tai va, kartoju, kad instituto lėšomis iki 70% projekto bus skiriama, bet kaip istorija, praktika rodo, kad projektas dažniausiai dar organizatoriam vos ne tiek pat reikia dar susirinkti ir iš kitų lėšų ir sakant, fundraisintis ir ieškoti prisidėjimo. Tai va, mes to prašysim galbūt ir ataskaitų, galbūt ir ataskaitoje įrodymų, kokiom lėšom dar, kokie buvo kiti finansavimo šaltiniai. Tai va, tai tiek labai trumpai, aš išeinu ir nebesidalinu. Toks labai trumpas pristatymas, gal dar parodysiu, kur mūsų visi dokumentai ir kur dar kartą galite visą tai, pasižiūrėti, jeigu reikia ir dokumentų formų, ar parodysiu tiesiog kelią, kaip nukeliauti iki ten, kur jau kažkam aktualu, ar kažkas dar nepasižiūrėjo. Tai vat mes mūsų svetainė yra, galite ir per punktą finansavimo konkursai, arba dabar vat yra, jūs pabėgo truputuką tas konkursas, ir per čia ateisite į puslapį, kuriame yra visa informacija. Čia buvo tas šaubiški, čia mūsų finansavimo konkursų skyrius, programos, kurias mes vykdom, prezentacija, ką mes veikiam dar, ir tada grįžtam į Veneciją, ir čia yra visi, šitam vertikaliam stulpelį yra visa susijusi su konkursu, su atranka susijusi informacija. Tai čia yra
detaliau dar kartą, ko reikia, ką reikia pateikti, kas turi būti padėta, į ką atkreipti dėmesį, su kuo susipažinti, visa detalesnė informacija. Jeigu norit susipažinti su dokumentų formom, visos dokumentų formos taip pat yra įdėtos. Susipažinti. Tiesiog paspaudus nuorodą, čia yra visas ir paraiškų formos, ir paskui kaip bus sudaromas sutartis. Kaip ir minėjau, mes dabar akcentuojamės į tą paraiškų teikimą, ne į sutarties pasirašymą. Visa informacija mūsų svetainėje yra, bet, kaip ir minėjau, sėkmės laimėtojas su institutu pasirašys dvimetę sutartį, su įsipareigojimais ir aišku reikės atsiskaityti tiek už 7 metų tą skirtų lėšų įsisavinimą, tiek paskui už kitų lėšų įsisavinimą, čia taip labai formaliai. Tie dalykai vis tiek bus reikalingi, reikės. Tai va tiek turbūt trumpai, nu aš jau labai trumpai, bet iš tiesų gal dabar klausimų lauktumėm, gal tai bus aiškiau ir paprasčiau visiems. Taip. Kelkit rankas, ar nekelkit, klauskit, jeigu turit klausimų. Nes jeigu nelabai greit baigsim, aš matau, kad čia mes ir laukiam idėjų. Sveiki. Aš Sandra iš Nacionalinio architektūros instituto. Aš turiu klausimą, jūs minėjot apie pavyzdžius kitų šalių, kad nagrinėjot tos pavyzdžius ir man buvo įdomu gal paklausti, kokius jūs išskirtumėt kaip gerus pavyzdžius ir ar aptikot kažkokių problemiškų kitų šalių pavyzdžių organizuojant tą konkursą ir gal galėtumėt pasidalinti kažkiek to tyrimo rezultatu. Mes tiesiog žiūrėjom, kaip dar vyksta. Aišku, reikia nepamiršti, kad mūsų sąranga, instituto sąranga, tarkim, neleidžia tų norimų galbūt galimybių, kaip daro, tarkim, ten Prancūzų institutas, ar daro kitos organizacijos, kurios yra ir turi komisaro vaidmenį atlieka. Ta prasme, funkcijų pasidalinimas ir sprendimų priėmimo, visa schema yra truputuką kitokia. Tai mes pasižiūrėję, kol kas mes negalim. Institutas kol kas tebėra daugiau mažiau, mes startuojam su lėšų paskirstimo etapais, neįtakodami kitų daugiau mažiau sprendimų. Gal Julija nors papasakot daugiau? Ja, tai tu tęsk labai teisingai iš tos teisinės pusės sudėliojo, aš galiu pasakyti galbūt, kad labai ir nuo konteksto priklauso. Tarkim, nežinau, Prancūzija, kadangi tai yra labai išplėtotas galerijų tinklas, tai jie appointina keletą menininkų susirinkę su tam tikra irgi komisija, kurios pakviečia pokalbį ir galiausiai nusprendžia, kuriam jau laikas. Bet dažniausiai už menininko stovi galerija kokia nors ir tos galerijos labai stipriai prisideda finansiškai. Tai yra ir rinkos diktuojami dalykai ir, nežinau, ne Gėtės institutas, IFA pastaruosius tik keletą metų yra perėmusi paviljono organizavimą jau kaip komisaras, iki tol irgi turėjo tokią funkciją kaip mes labiau, tai reiškia, kad vykdė atranką, o visai neseniai jiems suteiktos teisės ir komisaro funkcijas atlikti. Tai jie nėra, man atrodo, nėra gerų arba blogų pavyzdžių, tiesiog yra labai skirtingi priklausomai nuo bendros situacijos šalyje ir nuo rinkos, nuo pasitikėjimo lauko. Yra šalių, kuriuose komisarai yra kultūros ministrai, yra šalių, kuriuose komisarai yra kiekvieną kartą appointinami nauji. Tai mes tiesiog bandėm pasinagrinėti, kas mums labiausiai tiktų ir iš diskusijos su esamais komisarais ir pačiu lauku supratom, kad kadangi mes neturim ir teisinė bazė yra viena dalis, o kita dalis, kad mes dar vėlgi nesam gaminanti organizacija, nesam parodinė organizacija, mes neturim ir komandos tinkamos turbūt, kad galėtume kažkokį didesnį vaidmenį savo prisimti. Ir kitas momentas, tai yra reputacijos klausimas, labai irgi atvirai tą galiu deklaruoti, tarkim, jeigu Zaheta arba kažkokia kita šiuolaikinio meno institucija imasi pastovaus komisaro vaidmens, tai jie jau turi lauke irgi tam tikrą reputaciją. Tai su laiku matysim, kiek mes galėsim organizacijoms padėti, kaip pasakyti, įsilieti ir perduoti tą know-how, kiek galėsim būti tie pernešėjai informacijos arba jos kaupikai.
Bet tą irgi labai vertinam kritiškai pagal tai, kiek iš tikrųjų mes esam pajėgus daryti ir kiek yra laukas pasiruošęs kažkokią dalį funkcijų perduoti, nes tai yra irgi susiję labai su finansais lygiai taip pat, nes tarkim, tikrai išgirdom lūkestį, kad institutas galėtų vykdyti viešuosius pirkimus, bet jeigu biudžeto nevaldai ir biudžetas ne nuo tavęs priklauso, viešųjų pirkimų vykdyti irgi negali. Tai tiesiog gal tiek apibūdinant ir apibendrinant, bet aš kaip suprantu, jums architektūros konkursai labiau gal aktualūs kaip institutui, architektūros institutui, tai tikrai galėtume surinkta medžiaga arba tą analizę tikrai pasidalinti su jumis, ką turim surinkę iš kitų šalių, iš architektūros bienalės. Nes kas yra irgi labai svarbu turbūt pabrėžti, kad architektūros ir meno bienalių dėliojimas, sąranga ir taip toliau tikrai labai skiriasi ir daugelie šalių netgi skiriasi organizacijos, kurios organizuoja vieną ir kitą paviljoną, net kai paviljono fizinę vietą turi pastovę tam pačiam Džerdynui. Ačiū labai. Tai Jonas kelia ranką. Sveiki, ačiū už pristatymą. Aš norėjau paklausyti tokį struktūrinį klausimą, ar ne, kuris liečia tam tikrą skaidrumą, nepriklausomumą šito proceso. Nes vykstančio kultūros protesto kontekste, kai keliami reikalavimai užtikrinti kultūros įstaigų ir nacionalinio transliuotojo nepriklausomybę, taip pat buvo keliami klausimai dėl kultūros institucijų vadovų paskirimo, kiek bus tame procese priklausomi žmonės, kurie paskiria tuos priklausomi nuo ministerijos tiesiogiai, ir toks buvo momentas, ar ne, tai vėlgi čia klausimas apie politinę kontrolę, ar ne, ir kiek šitas procesas bus nepriklausomas nuo kultūros ministerijos bei kitų valdančios daugumos kontroliuojamų institucijų. Ir kaip bus užtikrintas žiūri narių nepriklausomumas. Nurodoma, kad 3 Lietuvos ekspertai sudarantis, sprendžiantis, sudaro priimančią daugumą, ar ne, šitame procese. Minėjot, kad yra 3 iš Lietuvos ir 2 iš užsienio. Tai kaip bus atrinkti jie iš kitų Lietuvos kultūros įstaigų? Ir atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, kyla klausimas dėl šių įstaigų nepriklausomumo nuo politinės įtakos, ar ne? Tai jeigu, ta prasme, tam tikra seka yra, ar ne? Kaip šie ekspertai galėtų būti priklausomi nuo ministerijos kažkokiu tai tiesioginiu ir netiesioginiu būdu. Ir ar kažkaip tai buvo galvota apie šių ekspertų nepriklausomybę nuo politinio, nuo valdžios, nuo politinės daugumos, ar vis tik tai nėra kažkoks tai klausimas, kurį jūs galvojat. Nes matot, kaip anksčiau sprendė šitos klausimus kultūros taryba, tai kultūros taryba visada buvo vertinama kaip nepriklausoma nuo ministerijos organizacija, institucija, kuri turi savo tarybą, tenais ekspertus ir panašiai, kurie spręsdavo šitą sprendimą. Tai norėčiau šitą sužinoti. Ačiū labai. Ačiū, tikrai tokie, sakyčiau, netikėti klausimai. Ir labai geri klausimai. Tai mes lygiai taip pat daug diskutuojam pastarų metų apie organizacijų nepriklausomumą ir ne tik tai Lietuvoje viduje, bet tai yra visiškai tarptautinė tema. Ką tik irgi grįžau iš UNICO generalinės asamblėjos, kur tai yra labai svarbi tema visoms šalim be išimties. Ir toms, kurios susiduria su politiniais iššūkiais, ir tos, kurios dar nesusiduria, bet jaučia, kad tai yra laiko klausimas, kada gali susidurti. Tai nemanau, kad LKI yra mažiau nepriklausoma negu Lietuvos kultūros taryba, nes mes lygiai taip pat turim irgi savo tarybą. Taip, aš esu tiesiogiai renkamas vadovas, yra tiesiogiai renkamas ir patvirtinamas kultūros ministro, kultūros taryboje berods Seimas tvirtina, ar ne, tai yra šiek tiek gal vienu žingsneliu toliau, bet veikimo principas yra visiškai analogiškas ir konkurso sąlygos ir derinamas lygiai toj pačioj konkurencijos taryboje ir teisiškai yra išlaikomas tas rankos atstumas vadinamasis, kuris yra labai labai svarbus. Tai ekspertai visi yra nepriklausomi, jie visas nešališkumo deklaracijas pasirašo ir panašiai ir
nėra jokios galimybės šiuo metu tiesiogiai paskirti vieną ar kitą ekspertą politiniu paskirimu. Nes vėlgi mes esam laisvi ir tai yra irgi fiksuota, kad esame laisvi pasirinkti organizacijas, kurių prašysim rekomenduoti ekspertus, tada bus nedidelis pūlas ir vėlgi atsitiktinumo būdu iš to pūlo yra išrenkami ekspertai, tai niekad negali garantuoti dėl žmogaus pažiūrų arba kažkokių kitų dalykų, bet tai yra absoliučiai depolitizuotas, sakyčiau, procesas. Ir mes tikrai ir sąmoningai ir nesąmoningai siekiam, kad nebūtų sudaroma net ir regimybė tokia, ar ne, kad kažkokiu būdu gali politikai pasirinkti vieną ar kitą ekspertą arba vieną ar kitą kūrinį. Tai aš nematyčiau šiuo metu grėsmės kaip po tokios ir galiu turbūt atsakyti labiausiai, kad nepaisant to, kad jos tiesioginės nėra, mes patys irgi viduje svarstom ir galvojam, kaip padaryti, kad to nepriklausomumo būtų žymiai daugiau, nes egzistuoja tokie dalykai vėlgi kaip savicenzūra ir taip toliau ir taip toliau. Bet kuriuo atveju mūsų atrankos konkursai yra modelis analogiškas Lietuvos kultūros tarybai ir aš manau, kad tai yra pats modelis, pats principas toksai savivaldos, ar ne, jisai kyla iš apačios, ne iš viršaus, tai yra tiek ekspertai pasiūlomi, tiek pats atrankos procesas, šiuo atveju jisai mano galva dar ir labiau skaidrėja, todėl kad ekspertai susitiks su konkursą pasiūlysiais ar ne, pareiškėjais, ar ne, bus gyvo susitikimo galimybė, tai reiškia, kad tu jų jau niekaip nemaskuosi ir abi pusės turės galimybę kažkokiam pokalbiai. Tai ir dar turbūt irgi turiu deklaruoti, kad kažkokio intereso kištis į šitos procesus mes irgi nesam fiksavę, kad tai būtų kažkokiu noru arba bandymu į šitos procesus kištis, nes jie savaime jau yra pakankamai stiprus, man atrodo, ir per kultūros tarybos daugybės metų įdirbį yra tikrai sritis atskirtos ir vėlgi tai yra teisiniai reguliavimai, kaip sakau, ta pati konkurencijos taryba ir taip toliau, gal čia Agnė daugiau pakomentuos apie tai, kaip konkurso sąlygos yra derinamos, kad jos atitiktų įvairiausius aukščiau esančius teisės aktus ir nekiltų niekam klausimų. Ir kartais, nežinau, kaip mes prieinam prie viešųjų pirkimų klausimų ir taip toliau, kartais mums kaip tik atrodo, kad tai yra pernelyg stipriai reguliuojama ir bandoma užbėgti už akių, nes, tarkim, labai norėtųsi, kad visi ekspertai būtų absoliučiai susijęs su kultūros lauku, bet, mūsų mažoje rinkoje tai yra tiesiog neįmanoma. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą, bet iš vienos pusės procesas yra toks, kad nematau grėsmės šiuo metu. Iš kitos pusės mes tai tikrai turim omeny ir apie tai galvojam ir netgi praeitam LK tarybos posėdį irgi tą temą labai kėlėm ir labai aštriai diskutavom. Tikimės, kad viskas bus gerai ir nekils tokių visokiausių situacijų. Tai ačiū už atsakymą. Dėkui. Tai vėlgi, jeigu taip atsakyti, tų situacijų visokių ir visada gali kilti, bet tam ir yra ir visuomenės budrumas, ar ne, ir organizacijų aktyvus dalyvavimas visose procesuose. Ir iš mūsų pusės turbūt irgi yra skaidrumo tam tikri reikalavimai bandomi nuolat išpildyti. Tai čia priklauso tikrai ir nuo jūsų labai daug, ir nuo jūsų keliamų klausimų, nuo jūsų dalyvavimo aktyvaus ir taip toliau. Ačiū. Jon už klausimą, gal ar dar turim klausimų? Apie procesą, apie projektus, apie terminus, apie visą tai, kas aktualu pareiškėjams, būtų irgi labai, labai svarbu išgirsti klausimų. Taip. Kadangi dabar paminėjo, Julija, ačiū apie terminus, tai bet po rugpjūčio idėjų atrankos ekspertinio vertinimo mes perduosim bus detalių paraiškų teikimas, jeigu neklystu, spalio-lapkričio mėnesiais bus galima teikti detaliasias paraiškas ir jau gruodžio planas yra toksai, gruodžio pabaigai, pačiai sausio pradžiai jau viešinti atrankos rezultatus konkursų. Žodžiu, 2 etapai, daugiau mažiau po 2 mėnesius kiekvienam paraiškų teikimui, tam etapui, tame tarpe ir ekspertinis vertinimas ir sausio pradžioj jau turim planuojam paviešinti rezultatus.
apie idėjas, tai čia, žinai, mes kviečiam pasileisti plaukus, kiek įmanoma, ir, sakant, idėjos nėra ribojamos raiškos priemonių, pasirinktom priemonėm, yra tik tie formalūs reikalavimai organizacijai, ne, vat, kas teikia, tam tikrai kažkokios profesinės patirties slenksčiai, bet visa kita, kaip sakant, dangus limitas, tai ką vertins ekspertai, žinau. Mes, tiek Lina, tiek aš esam pasiruošę visada atsakyti klausimus, jeigu reikia, eigoje. Patarti mes patarimų negalim dalinti, bet bent jau techninių patart techniniais klausimais, ne ką, kur dokumentai ar kažkokie tokie formalūs dalykai, tai tam ir esam čia atsakyti klausimus ir pasiūlyti ir galbūt kažkokius patarimų gauti, į ką atkreipdėmėsi, į ką atsižvelgti ir kas galbūt yra taisytina. Tai jeigu nėra klausimų, posėdį skelbsim, įrašą skelbsim, susitikimą skelbsim baigtų. Tuomet tikrai ačiū labai visiems prisijungusiam, tikrai lauksim laiškų, gali būti, kad jau dabar ir bus, ir atskirų skambučių, jeigu norite individualiai kalbėtis ir pasitarti, tai žinoma, mūsų kontaktai yra. Agne, prašau, taip, Agne. Norėjau uždėti laiką, bet ačiū, raise hand. Ačiū Jums labai už pristatymą. Ačiū, kad dalyvavote. Tai žodžiu, ką lauksim skambučių, laiškų, jeigu norite individualiai pasitarti, tai mes esam čia. Tuomet tamsyk, ačiū labai visiems dalyvavusi. Ačiū, lauksim paraiškų. Viso geriausio. Ačiū visom. Visom.